Jūs žiūrite krepšinio pasaulyje iš Kauno. Krepšinio pasaulyje. Apie Žalgirį mes dar šiandieną jums papasakosime, o štai dabar laukia susitikimas Vilniaus Siemens arenoje, kur Lietuvos Ryto krepšininkai rekordinių taškų skirtumų sutriuškino prancūzus iš Le Mano. Ir mes išgirsime klubo direktoriaus ir žaidėjo mintis apie šias rungtynes. Kalbant apie Eurocup rungtynės, tai galima sakyti, kad pasiekėm savotišką rekordą Siemense, nugalėję priešininkus beveik per pusę. Na, bet kokiu atveju mano komanda nebuvo tokia silpna, kaip gali pasirodyti. Paprasčiausiai, manau, komanda žaidė tikrai gerai. Nenuvertino varžovus po ganėtinai lengvos pergalės svetur Prancūzijai ir nuo pat pirmų minučių buvo susikaupę ir atidavė pilnas jėgas. Šiais metais turime daug naujokų ir galėčiau pasakyti, kad visi naujokai pateisina viltis. Tiek užsieniečiai, tiek lietuviai. Esame labai patenkinti jų pasirodymu ir tikimės, kad ir toliau jie nemažins greičio, o vis žais vis gerin ir gerin. Kai Lietuvos Rytas pirmavo net 40 taškų, Siemens arenų žiūrovai garsiai reikalavo, kad treneris išleistų aikštelę pasaulio čempioną Dovydą Rediką ir talentingai perleiš garsėjusi Paulių Dambrauską. Deja, jie pasirodė tik rungtynių gale. Kodėl mūsiškiai skriaudžiami? Žinote, treneris žino, ką daro. Treneris priima sprendimus ir mes tikrai negalim kištis, klubo vadovybė jų sprendimus aikštėje. Todėl mes pilnai pasitikime treneriu ir aš manau, kad jauni žaidėjai turi kantriai dirbti, kad išsikovoti minutės aikšteliai. Ir aš manau, laikui bėgant jie tai gaus. Tikrai nelengva. Bet ką darysi, jaunas jisai turi pratintis, išsikovot, gal kada šis anksčiau išeit. Ar treneris nepažada, kad nuo šiandien jau išleisiu Dovydą ir Paulių, ar laukite? Ne, tai taip tai nėra. Tiesiog žiūri pagal rezultatą, pagal žaidimą ir viskas. Eik iš čia. Jam reikia atsipalaidavus. Geros rungtynės, labai gal žiūrėkit, užpilsim ant galvos. Geros rungtynės, tai ką aš galiu pasakyti. Sako, komanda gerai susikaupus, visi užsivedė. Labai mažai trumpai buvo aikštelėje. Nu ką aš galiu padaryti, išbėgsiu dar. Ar palaukti ir po to išbėgti, ar išbėgti, daugiau nebeišbėgti. Nu tai. Betgi tu pasaulio čempionas. Nu kas iš to, yra daug čia tų čempionų. Išbėgsiu dar, reikia senukam duoti atsilakstyti, aš išbėgsiu, po to pakeisiu. Aišku, labai koncentravomės šiom varžybom. Aišku, pralaimėjome Maskvoje, tai gal mus tas toks motyvavo. Šiaip svarbi mūsų pergalė ir manau viskas gerai. Žiūrim į priekį. Aišku, nereikia nuvertinti komandų. Vis tiek ir Le Mano, aš nežinau priežasčių, kodėl taip atrodo, bet jie yra 4. Prancūzijos komanda ir buvo nugalėjęs Nansis Lou, kuris žaidžia Eurolygai neblogai, tai nežinau, kas jam atsitiko. Gal jie neturi tokios didelės rotacijos, kai mes galim rotuoti 12-10 žaidėjų, tai dirbom gynybai. O gynyba, aš manau, visada yra raktas į pergalę. Ir pergalę skiria naujagimiai dukrai. Sveiki, šalia manęs stovi Renaldas Siaubutis, atsiprašau. Ką manote apie šiandienos varžybas, kas patiko, kas ne, kokie buvo trenerio nurodymai? Man tai labai patiko varžybos. Jo, ypač, kad laimėjom. Ačiū, tai buvo Renaldas. Kitas klausimas būtų apie ką veiksite po varžybų? McDonald's važiuos. McDonald's, gerai, supratau. Tai vat, o būtent kokie buvo trenerio nurodymai šiandienos? Gynyba ar vis dėlto labiau akcentavote puolimą? Ne, stengtis ir iš visų jėgų. Aš mačiau, jūs naudojate šiandien gynybos techniką iš visų jėgų. Kaip tai, ar pasiteisino? Nu, visi rotavom, visi stengiamės ir pavyko. Treneriakas išmokė tokį čios. Nu,
Tai vat, o kaip Jūs matote apie jaunimo pasirodymą, būtent vat, Redikas, Dovydas išbėgo į aikštelę ir Paulius Dambrauskas. Jaunimas stengiasi vis tiek. Žaidž labai gerai. Davai. Na kągi. Ką Jūs matote apie šitą, vat, labai tokius talentingas jis, kad jis labai taip kišasi į interviu šitą labai. Nežinau, kaip kada. Jis talentingas kaip kada. Ačiū. Kol kas į tą vietą pagrindinio rėmėjo, galima taip sakyti, vietą kandidatų neturime, rimtų kandidatų. Yra vedamos dėrybos ir aš manau, kad artimiausiu metu mes turėsime ką paskelbti apie naują rėmėją. Tai brangių žaidėjų nereikės atsisakyti. Ne, to neplanuojame tikrai. O dėl Jonų Valančiūno, kad jis išvyks už jūrų Mario, kiek čia procentų tiesos? Manau, kad ir mes pasakėme aiškiai, ir pats Jonas pasakė, kad iki šio sezono pabaigos Jonas Valančiūnas tikrai liks Lietuvos Ryte. Žalgirio krepšininkas Vilmantas Dilys. Jis skandalingas ir dabar bėga iš čia. Ką Jūs manot? Jūs buvote ir Žalgiriai, dabar esate Lietuvos Ryte. Toks gyvenimas. Darbas yra darbas. Ačiū, tai buvo Vilmantas Dilys, viso geriausio. Jūs žiūrite krepšinio pasaulyje iš Kauno. Lietuvos Rytas Vilniuje triuškino prancūzus, o kitą dieną, tiksliau trečiadienio vakarą, Žalgirio arenoje Panathinaikos plus Šarūnas Jasikevičius čia Kaune triuškino Žalgirį. Liūdna, ką darysi, reikia vis dėlto prisiminti visą tai, kas vyko ir paklausti kai ko, kodėl mes taip žaidžiame. Vargu ar galima įskirti, aš manyčiau, 2 kėlinius. Šiaip varžybos visos buvo nekokios. Gal greičiau tik tai pirmas kėlinys ir Panathinaikosui buvo tikrai nekoks ir tuo visiškai nebuvo pasinaudota. Tai kad aš turbūt nenorėčiau išskirti 2. Gal dėl to tas laikymasis buvo toksai, turėkime pradžioje, kad Panathinaikosas iš tikrųjų nepataikė. Jie ne tai, kad Žalgiris apsigynė, bet paprasčiausiai Panathinaikosas iš puikiausių padėčių nepataikė. Ir dėl to gal susidarė toks įspūdis, kad mes laikomės. Bet kada tik tai pradėjo Panathinaikos šiek tiek pataikyti, tada pakrikimas įvyko visiškas. Paprastai, kai komandai nesiseka atakuoti, jie iš visų jėgų ginasi. Šį kartą Žalgiris nieko nedarė. Tikrai taip, galima šitą pabrėžti, kad aibę taškų pelnė Panathinaikos žaidėjai visiškai lengvai, visiškai be gynybos. Tikrai gali būti juoda diena, galima neįmest, bet gintis tikrai visi privalo ir kiekvienas, ir ypatingai tokio aukšto lygio komanda kaip Žalgiris. 2 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų akistata. Mantas Kalnietis 26 minutės, 6 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Šarūnas Jasikevičius 15 minučių, 6 taškai, 3 perdavimai rezultatyvūs. Jasikevičius ko gero išėjo nugalėtojas, jeigu žiūrėsime ne į juos abiejų skaičius, nors jis pelnė ir 2 taškais mažiau. Iš tikrųjų, turbūt Jasikevičiaus irgi nebuvo pačios geriausios varžybos. Na, o nežinau, Kalniečio sunku pasakyti. Iš tikrųjų, irgi tikrai toli gražu negeriausias. Argi galima kurį nors pagirti? Vimsas gal truputėlį, bet tai vėlgi momentais šiek tiek gal sublizgėjo, Popovičius, Vimsas kažkiek tai, bet tai Vimsas vėlgi vien individualiais veiksmais. Ir tas grožio ir bent komandinio žaidimo ar bent kažkokio tai postumio didesnio tikrai nesuteikia. Robertas Jevtokas parodė, kad moka įmesti iš po krepšio. Juk tai buvo. Porą lengvų metimų, tai yra daugiau gerų perdavimų dėka. Ką darytų Arvydas Venslovas, jeigu būtų treneris komandos Žalgirio? Oi, tikrai neatsakysiu, turbūt čia
Klausimų šitą reikia pakankamai sunkus, pakankamai daug reikia ir turbūt ne vieno žmogaus sprendimo, kad ką daryti. Šiai dienai problemų tikrai yra ir tą mato visi. Ar dar įvyks stebuklas ir Žalgiris laimėjęs abejas rungtynes prieš savo persekiotojus pateks į kitą Eurolygos etapą? Kaip galvoji? Pasakyk. Kaip sakoma, viltis miršta paskutinė. Viskas įmanoma. O kaip bus, tai tikrai sunku pasakyti. Nors šiai dienai atrodo, kad tai tikrai labai sunkiai vykdoma. Taigi, tokia mūsų buvo antroji dalis, tačiau vis dėlto norisi ją baigti kiek linksmiau. Vardas man Normundas Macijus. Manas vardas Nauris Macijus. Jūs jau mus pažįstat. Du broliukai iš Lietuvų, iš Latvijas. Ar per rungtynes labai važiuojam, tikrai atširdį, sutikam Saulis iš Štombergo draugą, padavinoja mūsų biļets vēl vieną kartą mums. Labai tikrai galvojam, kad laimēsim šiandien Žalgiris. Nieko nepadarīs, kaip ir yra, bet tikrai nebuvo komandinis žaidimas, buvo blogas, sakysim, kaip ir, jo pateiks jau žaidat kaip komandinis, turat to chemistry, kaip sakīt angliškai. Tikrai gaila labai pergyvenam, kad Žalgiris pralaš, jo labai arī Žalgiris patinka mums kaip komanda, Štombergas Saulis, kad ir komanda antras treneris. Galvojam, kad būs pirmas treneris kaut jau netoli, kada palauksim. Ar ne jūs kalčiausi, nes Šarūnas Jasikevičius atvažiavo ir jūs dar vieną Šarūną Jasikevičių atsivežėt. Kuris? Parodykit. Ja, parodykit. Dima, jis kažkur vienu mēnesi atgal. Labai man patīk Šaras kaip žaidai. Es galvoju, tas ir kaip Sabonis, Šarūnas Jasikevičs, kaip Štombergas Saulis, kaip Karnīševas, kaip labai... Jis jums pozavo? Nepozavo, Po leidimą davė? Reikės paklausim. Paklausim dabar. Parodyk savo. Aš padarysiu savo Šaras priekį. Šaras priekį padaryk, man. Čia padaryk. Čia gražuolės. Čia gražios tatuiruotės, o kur daro? Latvijoj? Darys, Vytai rodėjom, patika labai mamai, O papai. kitoje pusėje? Kitoje pusėje yra Sabonis. Arvydas Sabonis. Sabonis jau ir legenda. Na, gal nelabai panašus, nežinau, gal į sūnų kažkurį tai labiau panašus. Jaunas buvo. O kuo pats nulyginsi? Aš padarėjau dabar jauną... Kraučiūnas, Feliks Kraučiūnas, kas buvo arī viens kaip Pranas Lubinas, viens geriausias, kas atveda krepšinį į Lietuvą. Tas, kas... Tad ar uztaisīt to beisbolistu? Tai kiek jūs abu dabar nešiojat kartu krepšininkų? Daug, es dabar darysiu Sabonį, už 2 savaitę būs Sabonis. Kur tu padarīji, vēl čia brojis padarīja dabar tā filma, kur padarīja. The Other Dream Team. The Other Dream Team. O kada krepšinio pasaulyje bus? Padarysiu. Padarysiu. Programą krepšinio pasaulyje baigėme. Tikėkimės, kad po savaitės mūsų nuotaikos bus geresnis. Taigi, žiūrėkite krepšinį, žiūrėkite mūsų laidą ir mes būtinai susitiksime. Iki pasimatymo.